Ir tai sveiki visi, šiandien žaisiu jailbreaką ir bandysiu per kokias 15 minučių ar ten 10 gauti kuo daugiau pinigų. Tai va. Ir aš būsiu kriminalas, aišku. Ir kodėl čia ypatingai padėjo šitas pasas mašinos, bet nesvarbu. Žmonės iš šitos pasus pėsčiomis, čia tik mašinų skirta, tai man nepakenks. Policininkų kalėjime kol kas nemačiau. Ramiai galiu pabėgti. Prie pasienio. Gal dar spėsiu dainutis prieš. Tikriausiai nespėsiu, tai aš gal varu tada į garažą, ją pasiapvaidinti. Kartu. Okay. Va, dabar daug geriau yra. Daug greitesnė, turiu startuotus. Tai jo, bus. Oi! Viršinį. Reikia tiesiog nuvažiuoti. Biškį nukritau. Bet dabar jokie bėgiai neturiu, tai... Jo. Oi. Neklauskit. Biškį pasižiūrėjau ten, tai čia. Aš pasižiūrėjau, kad ar kažkas daryti. Tai štas čia. Nu tai, bro, vos atsidarė muziejus, iš karto visi prie to muziejaus. Eik tu savo. Ir aš tikriausiai nespėsiu jį apiplėšti. Nu, man bent 2 kilogramus gal pavyks gauti. Tikriausiai jie tikriausiai greičiau pabėgs negu aš čia ateisiu. Nu, su tom mašinom barikadavo visą kelią. Pala, čia policininkas. Ai, jau apiplėšinti. Žodžiu, varau į tą degalinę, bent jau 700 gramų gausiu. Bet reikia paskubėti, kiti nevažiavo. Važiuoju. Ne! Nu, jeigu ne degalinė, tai tada jau traukinys, tai tikrai. Nu, man štai daug. Tas labiausiai užknisa. Nežinau, dėl ko aš važiuoju aplinkui, bet nesvarbu. Gal nesuims manęs? Nu va. Traukiniai, apiplėšiau jau 4 minutės praėjo. Tai va. Nu tai aš nežinau. Bandau muziejų apiplėšti, nespėjau. Bandau degalinę, nespėjau. Traukiniai. Būčiau jau gavęs apie 3 štukes, ar daugiau. Jo, daugiau būčiau gavęs. Beveik 4.
O čia dabar tik 2 dabar. Dabar tik 2000 tai. Nu kur aš čia važiuoju? Ar traukinio bėgius? Nu. Jeigu dabar neužvažiuosiu ant jo. Ir prašau dar plius 3 štukę. Nu, bent jau raketų kuro gavau. Tiek truputį darė. Kas ten? Vertų ženklas. Ten lėktuvas? Aš nespėsiu, nu. Lėktuvą nespėsiu, tai bent jau ginklą pasiimsiu. Aš žinau, man šitas spalva geriau. Gal traukinio antrą kartą negaliu apiplėšti. Šiaip visko negaliu antrą po 2 kartus apiplėšti. Nu, jeigu jau nieko nespėjau apiplėšti, tai bent jau garažą važiuosiu. Bet kitą kartą spėčiau. Ok. Dabar turėčiau visur spėti, nes taip reikės. Ne, užstrigo būtinai. Bet vis tik traukinio negaliu antrą kartą priešti. O kas ten per ženklas? Aš nesuprantu. Ai, ten medžiagas. Neturiu kvietimo. Nu tai specialiai. Jau 7 minutės praėjo, aš dar 2000. Nesėkminga man šiandien diena. Kai filmuoju, o kai nefilmuoju, tai tada jau viską apiplėšiu. Bet kai jau pradedi filmuot, nu ką jau padarysi. Svarbiausia per vaizdo įrašą, kad bent jau kažką gauti. Tai viskas uždaryta. Važiuoju per rampą, nu bent jau pasilinksminsiu. Per rampas važiuodamas. Galėtų tombas atsidaryt, bet gaila. O! Kodėl aš... What the hell? A! Tu juokauji. Nuo kada? Kodėl aš negaliu naudoti... What the hell? Kodėl aš negaliu naudoti tombo viduje? Ai, kad neatsidarytų šią mašiną. Bet tai uždarytas. Tikiuosi čia kitas traukinys, nes aš jį norėčiau apiplėšti. Dabar šitą lėktuvą. Nėra lėktuvų. Kaip upgrade. Nes tai neturi upgrade, tai... Geresnės. Ne. Jo, ir šitas traukinys geresnis dėl karas. Nes čia užtenka tiesiog išeiti iš traukinio. Man atrodo. Kaip man išeiti iš traukinio, jeigu čia lazerį? Nu, pasitengsiu jų nepaliesti. Gerai! Ir ką gausime. Nu ir vėl raketų kūros. Nu, paskutinę apiplėšiu ir baigsiu.
Jisai visas šviečia tau už milijonų. Tiek. Apiplėšiu degalinę ir užbaigsiu veiklą. Tikiuosi spėsiu degalinės. Jei nespėsiu, vis tik užbaigsiu. Nu, nespėjau aš tos degalinės apiplėšti. Bent jau 4000 sprogmenų per šį video. Tai nepamirškit palaikinti video, pasubscribe. Ai, spėsi degalinę? Jeigu vis aptvirtinėsiu, tai gal ir nespėsiu. Tai nepamirškit palaikinti video, pasubscribinti, pakomentuoti, kokį žaidimą man kitą kartą žaisti ir viskas.